ne? Labai blogai. Čia yra biški padarinių iš... Blet, net neatsimenu, kas ten įvažiavo Tautras, man atrodo, tuo pilku kompaktu. Karočią, situacija tokia. Slengsti sugrūdu, duris sugrūdu. Dabar važiuosim į Kauną. Tenais, karočią, dėsim puslankį. Būsim žingsnį arčiau sport paso. Kaip ir viskas yra, tik tais reikia įsisidėti. Masis išingėję, lopšiai ir diržai. Dabar va mane pyzdavo, čia kur kaip aš bazarinu. Ne, nu karočią, bandau pavažiuoti. Pabandyk pavažiuoti, pažiūrėsim. Gal karočią, jeigu katartis labai piktas nebūtų, mes jam gėlių tiesiog nuperkam. Gal reiktų? Gal Kokią porą rožių. Džipą turėtum. Net jau džipą darėtų. Karočią, aš įtariau labai stipriai, kad taip gali būti. Norėjau sakyti, bet sakau, gal datrauksiu, na, daug ugnies. Bet ir nedatrauksiu. Galėtų aš ugnies. Gavau BMW su šėrimui padangas, iš NR užsidėjau kasdienai važinėti. Paspasį. Ūgiai čia grožiai. Važiavai da išdraskė. Nu jo, biški išdraskė. Bet su šita neskaži, kiek nuvažiuosim. Jis davė. Tai normaliai čia ir, žinau. Senokai nesimatėm. Karočią, Akėčiaus grįžo iš puslankių virinimo prieš savaitę laiko maždaug. Ką važiuojam iki tėvuko, ten palikęs su mašina, nes reikia gale Bežbarą perdaryti biškį, kad tiktų nusidažyti puslankius, jeigu jie dar nepradėjo rūdyti. Tai parodysim, kaip dažom bomžai. Kurie atrodo maždaug taip. Dabar bandysim pasiruošti šiek tiek, pašveisim, pagruntuosim, tai greitai šiandien nupūsim. Išėmė stoglangį bičas, veikėjais dėt šitą. Nebijokit, nuo gatvės nepavogėm, tiesiog radom. Geras žmogus atidavė. Dėsim kelių ženklą ant stogų. Greituoju būdu daugmaž nusigruntavom. Daugmaž vaizdas taip ir turėtų atrodyti. Dabar užparšim baltų dažų. Tai šitą iš biškį gal labiau pienišką pavirs, kokia patamsės nebus tokia baltamatinė. Nekirtų nieko, žinau, kaip turi būti. Ne, tai kaip ne per apačią, neturi taip būti, po taip ir taip per viršų. Geras klausimas. Šiaip per šitą viskas jaučiu turėtų, žinau, čia turėtų ant šitų pasidaryti kilpą kažkas tokia, žinai, nu, taip atsigiai, permovėjai karočią ir užtempiai, žinai. Ir gaunasi, kad šis daiktas ir Vėl kita diena. Esam vėl kaime. Bandysim ištaisyti kelis kasiakus. Pirmas bandysim pašalinti šitą nesąmonę, kuri čia yra padaryta ir kuri man pastoviai leidžia. O per šitą kamutą keiti kiek nori, bet ten, žodžiu, survei per didelį lygtais, kad ten paėmimas per mažą. Žodžiu, nesąmonę mesim lauk. Ir dėsim radiatoriuką normalų, normalias šlangas. Tik tais reikia persidaryti kažkaip galus, kad čia užsimautų šlangą arba čia užsimautų į bakelį. Čia kito galu kaip ir viskas tvarkoja. Dabar tom ir užsiminėsim. Bandysim atsisukti, pažiūrėti, gal vieną šlangus uždėti. Tiek reikalų. Reikia pasidaryti, kad ne tiek stipriai badytų. Jau nemalonu čia yra. Nu, įsėmiau radiatorių kročią, šlangą biškį pasitrumpinau, šitą nusėmiau angalį, suleidau tą, uždėjau hamutą, dabar čia užvinioju, kad nedurtų baisiai, nes atsišerpėtoju gals. Jungsiu čia, tada reikės išimti gaidį šitą ir, kročią, beveik bus padaryta. Nu, nepabėgs, manau. Daug. O kieta.
Čia sudėjom, atrodo va taip va. Kaip visada nieks netinka, aš langų atspėjom per daug, svarbu ne per mažai. Čia padarėm ant 2 varščiukų, čia irgi ant 2 varščiukų, nieko čia nesveria, šitas daiktas tvirta, kai uola turėtų laikyti. Langą paėmimo, padavimo, vieną šlangą šiek tiek per ilgą labai pasidarėm. Tai teko prasukti taip ir tada taip. Nu, manau, nieko blogo neatsitiks ir tada tenais eina dar į tą originalų. Tipo radiatorių kažkokį pabandysim užsikurt, dapilinėt skysčių. Žiūrėsim, kaip skystis bėga. Veikia, neleidžia, kažkur leidžia gal. Gerai, suk bando. Zaibys nusitaškėjai kurva. Kaip ir viskas veikia, lygtais niekur nebėga, lygtais šiek tiek ant vietos stovint atrodo sunkiau tas vairas sukas, bet principė viskas zaibys. Eisim, išsimsim išmetimą. Išsimsim išmetimų koliką. Šiandieną tiek tų reikalų. Kolektorius yra čia. Kiek žiūrėjau videosikų, tai paprastai jisai neįsiema. Faktas, reikia nuimti išmetimą. Tada, jeigu neklystu, reikia atsisukti vieną variklio ausį. Variklį šiek tiek pasikelt. Dažnai bičai kiša tenais kažkokį tais medžių gabaliuką, kad tą motorą palaikyti pasvirusi vietoje ir tada galima prieiti, atsukti varžtus. Atsijungsim išmetimą. Pasidarysim ten vietų šiek tiek, tada atsisuksim šitą galvę, kuri man atrodo, kad jau yra mirusi ir greičiausiai reikės keisti. Aš iš jau matau, kad jai nieko gerų. Reikėtų dėti tikriausiai poliuretaną, bet neuždirbam tiek baskoro. Adeš. Tarp kitko, šilo lokas ištisai lūždavau. Tik su šita puse pradžiai buvo problemų. Ištisai lūždavau per čia, kai čia buvo tuščios vietos. Taip, tėvukas suvirino įdėjo intarpus. Pilnai užvirino. Prileikus lazerių pjautą loką, nežinau, ar man metalas kažkoks lievas papuolė ar kas. Bet ištisai lūždavau ir, žodžiu, tik kas nesąmonė, žodžiu, iškart lūžta. Padarė šitaip, problemų nėra. Žodžiu, nusėmėm išmetimą, jau guli ten paguldytas. Dabar atsukinėsim variklio pagalvę ir bandysim išimti variklio mountą. Nu, žodžiu, ausis, kurios dedasi pagalvė, čia vienas varžtas ir 4 varžtai ant ausies, kurie sukasi į motorą. Du varžtai iš tos pusės ir 2 varžtai iš priekio. Čiokai. Ir šitas jau pasiduoda. Dar yra prisuktas, matau, minusinis kabelis. Tai reikia jį paskui tik nepamiršti užsukti. Nu, ir... O, kurva. Čia nieko gero panašu iš šito nėra. Kai gangsteris važinėjau, tai nėra ką norėti, kad čia laikytų visą važinybę. Nu, viena pagalvė laukia. Perėsim prie sekančios. Čia tipo taip. Ar taip, ar taip. Taip, man atrodo, reiktų įdėti ir bus gerai. Antra pagalvė out, bet iš esmės viskas krūvoja. Ir šiaip nežinau, nematyti kažkokių įtrūkimų ar kažko panašaus. Viskas čia yra gerai. O šitoj pusėje, nu viskas čia jau yra... Čia ištirpia energija, kur... Ne, čia gal tas metalinis ta dalis jau taip turėjo būti. Ir tiesiog išplyšo visiškai, na. Čia jeigu atsisuka, tada viskas gražiai, lygtais per čia turėtų išsimti, o gal ir per tenais, nežinau, neatsimenu. Ir tada šitai šeimos bus galima prieiti prie varžtų, prie antro vamzdžių kolektoriaus.
Ne, man tai reikia šitą kraštą, kad tu laikytumės. Čia pirštą pridėk. A, čia taip tipo? Pala, bet čia hujovai Ir jau laikyk paliai, vamzdį paliai kraščiuką. Tai pala, čia per aukštai jau yra dabar. Kas? Nu, ble, tu kažkaip čia nahu jis žemiau turėtų. Tu šitą žiūrėk. Tai lygiai nedarys, jis žemiau turi būti biškė. Akurat. Zaibys, na. Blet. O, tai kurozai, meistrai. Dega ne tas galas. Baigi. Eina. Nu vo. Baisiai kreivai. Eik, tu, na kaip kreivai. Pažiūrėk iš šito. Taip, jisai va. Nu, aš matau, kad tai. Ne, normaliai viskas, manau, gerai. Įsiėmėm vieną koliką. Yra, bandysim įskūkį aš parduot. Iš laukų paprušta, nu ten jau dabar kamera matosi, bet čia leidžia, paskui va čia va sudrėkia irgi leidžia, žodžiu. Ir tarpinį, neužmirškit tarpinių, visada pasilieka ant kur, čia irgi matosi leidžia prie vidurio. And I'm for your dirty hoes, drop it off, get it off, on your